Maištavimas tęsiasi. Liksiu su tavim amžinai, patikėk. Ačiū, Romina? Sakei Romina? Pavadinai mane Romina? Kvailys, asilas, nekenčiu tavęs. Nekenčiu tavęs, Manueli. Luchi, kam tu tas baslys? Fernandai makaulę praskelsi. Išprotėjai daug šiandien? Kodėl išprotėjau? Luhana, paklausyk, negriu pulsimuštis, išprotėjai. Laukiu tavęs. Luhana, baig. Kas čia daros? Ji mane paliko ir pas tave nubėgo. Aš tavęs nepalikau, kvaiša. Sakei, susitinkam 4, išvažiavai 3. Ne, sakiau 3. Sakei 4, sakiau 3, net raštelį palikau. Kokį dar raštelį? Palikau raštelį tavo dėžutį, ieškojau tavęs, bet neradau, palikau pinigus taksi. Ji man nieko nepaliko. Gana, einam pažiūrėti ir viskas. Einam. Kas čia? Pažiūrėk, kas čia. Ne, 100 kartų prašė, jau nieko nebuvo. Matai? Gerai, mes visi draugai, viską išsiaiškinam. Ne, aš nepykstu, nežinau kaip jie. Man vis tiek keista, aš jo nemačiau. Taip neteisinga, viską padariau, kad važiuotum drauge. Kvaiša. Luhana, matai? Pirmą reikia pasikalbėti. Jį kažkas slepia. Tu baisiai užsispyrusi, tuoj viską sutvarkysiu. Atsiprašau, mielasis, pavydas užvaldė. Luhana, mane sutina, kad puolė į atlapus. Kai pamatau tave, su kita prarandu savitvardą. Pasižiūrėk bent kartą aplinkui, tu vienintelė iškart puolė muštis. Luhana. Atsiprašau, patikėk, daugiau taip nedarysiu. Gerai, aš tave myliu, bet ilgiau taip tęstis negali. Aš laimingiausia pasaulyje. Ar suprantat, kad negalėčiau būti laimingesnė? Kaip sekė su Aleksu, gal jūs jau pora? Pasakok, ar pora pasibučiavot? Beveik. Felicita, kaip jūs, pora ar ne? Pabučiavo jis tave ar nepabučiavo? Bučinio, tikro bučinio dar nebuvo. Ką, dar ne? Jis drovus vaikinas, viską daro lėtai, neskuba. Palauk, kokia ten apyrankė? Kas čia? Apyrankė su karoliukais, jis padovanojo. Pažiūrėkit. Gerai, įsižiūrėkit, nes tuoj nusiimsiu. Jei jie ateis, pamatys. Jau bandžiau nusimti, bet negaliu. Gal padėsit? Atsekit. Kodėl tau ją padovanojo? Graži. Kas tau galvoja tą kvaišą? Kodėl net nesisveikina? Ką pasakysi? Einam. Mija, kas atsitiko? Ar buvo smagu susidėrimo Macintosh? Labai gaila, kad Luhanas nebuvo. Kitą kartą geriau viską suplanuosim. Tai bent. Siūlai pagalvoti apie mūsų draugystę, o pats iškart pasienų bėgi? Luhana, gali nusiramint? Nusiramint? Gal aš geriau eisiu. Regis, ją užvaldė pavydas. Luchi. Ačiū už pagalbą. Nėra už ką. Parašėm raštelį, kaip prašė, ir pinigų įdėjom. Taip, ar Luhana patikėjo? Neturėjo kitos išeities. Dar ir su vaikinu susipyko. Kaip sekė svečiuose? Puikiai, tikrai puikiai. Jei ta nevala būtų važiavusi, būtų viską sugadinusi. Padėjom tau jos atsikratyti. Taip, ačiū. Per ką? Mes tau visada padėsim. Žinau. Kai norėsi, galėsi prisidėti prie mūsų grupelės. Pačios geriausios. Kokios grupelės? Būrėm grupelę, kad Mija nurungtumai nori? Aišku, prisidėsiu. Kolegos, išaušo svarbioji diena. Prašau garsiai paplot būsimam mokinių tarybos pirmininkui Pablėtoj. Nutilk, visas nosinės žliumdomas prisnargliuosi. Žiūrėk. Kaip gerai, kaip tau pavyko? Užkalbinau apie mumį ir išviliojau. Keista, sakė, kad jie nepažįstami. Taip seniai draugaujat ir nesupažindinai? Bianka, grįžai, kaip aš tavęs ilgėjaus. Papasakok, kaip su mama sekės. Gerai, laimė atleido ir susitaikėm. Puiku, su senelė? Buvo baisiai nuobodu. Ar išsiaiškinai, kur Franciskas išėjo? Ne, bet tiesą sakant, man jau neįdomu. Šį savaitgalį visas žvaigždės man neša laimę, neatspėsi, kas atsitiko. Palauk, papasakok, nieko nesuprantu. Aš labai rūpiu Franciskui, supranti? Jis man skiria labai daug dėmesio, labai. Gal jūs jau pora? Ne, bet kartu šitą pradėjom. Ką? Aiškinsime, su kuo draugauja mano sesuo. Manuelis labai karščiavo, ėmė klėdėti ir pabučiavo mane.
Ko tu tokia paniurusi? Gerai, Mija. Aišku, tu vėl jam rūpi. Ne, nesuprantat. Pabučiavo nesumaišė su ta Romina. Jis labai ją įsimylėjo. Susivaldžiau netrenkusi jam į snukį, nes baisiai karščiavo. Kitaip... Mija, ką padarei? Nieko. Baisiai jo nekenčiu, bet teko iškviesti daktarą. Liepiau tarnaitį jau pasirūpinti. Man atrodo, kad viskas labai gerai. Bet kai Manuelis pasveiks, negalėtumėt pasikalbėti ir pagaliau išsiskirti? Jau žinau, ką darysiu. Tvirtai apsisprendžiau. Turiu pamiršti Manuelį. Apsisprendžiau, viskas, apsisprendžiau. Kągi, svarbiausia, kad žinai, ką daryti. Aš visai nesusigaudau. Kodėl? Savaitgalį prastai sekės? Taip. Nežinau. Mano tėvelis labai bjauraus charakterio, žinau, bet jis taip visą dieną šaukia ant savo žmonos. Ir tas vaikas bliovė nuo pirmos iki paskutinės minutės. Siaubas, jau tie vaikai. Tikrai nežinau, ką daryti. Gal geriau liksiu mokyklai. Palauk, gal per jautriai reaguoji? Ne, tikrai ne. Tėvelis keistai elgės. Išsigandau, dar nesu jo tokio mačiusi. Vika pasirodė keistas, nes seniai nebuvai mačiusi, bet nesirūpink. Gal ir taip? Ar galiu paklausti? Kodėl jums viskas atrodo taip juoda? Galiu paklausti? Klausk. Kodėl tu tokia patenkinta į su mama susipykai? Tu teisi, tuoj paaiškinsiu. Išmokau nugalėti save. Užeikit. Atsiprašau. Blasai, ką čia veiki? Mija, reikia pasikalbėti. Dabar negaliu, kalbu su draugėm. Vėliau tave susirasti. Ne, dabar, einam su manim. Klausyk, gerai, kad Solė mane paliko po balsavimo. Tave paliko Solė, o mane Augustina. Mes visiškai laisvi. Pirmą kartą jūs matau tokius patenkintus, kad pana paliko. Ne todėl, kad paliko, o todėl, kad esam laisvi. Tai laisvis skonis. Aišku, dabar tik trūksta, kad Pablitas taptų pirmininku ir viskas. Tie dalykai man jau šiek tiek įgryso. Man irgi, suprantu tave. Tikrai. Įgryso? Čia būtų didžiausia sėkmė. Tavo tėvas meras, o tu mokinių tarybos pirmininkas. Sveiki, vaikinai, labas, kaip sekas? Labas, tėveli, ką čia veiki? Atėjau tavęs aplankyti, Pablai. Norėjau pasakyti, kad tau bus geriau, jei laimėsi. Kai taip pasielgęs prakišiai, gali viską pamiršti. Ne, palauk. Gana. Man nusibodo. Kai susitinkam, visada gąsdini, gana. Pablai, sakai, nusibodo, Pablai, kas tau daros? Serhijau, nepykit, jis susinervinęs. Bet taip elgtis negalima, kas čia dabar? Ateikit mintelė. Norėjau šitą pasakyti. Kas atsitiko? Rinkimų dieną negalėjau balsuoti dėl šeimininių priežasčių. Ir ką? Norėjau paprašyti, jei galėčiau prieiti prie urnos, įmeščiau savo balsą. Ta prasme, jūs juk galite paprašyti Nofo, kad išimtų urną iš seifo. Kitaip bus sunku įmest. Neįmanoma. Quiero decir que si usted le puede decir a uno que saque la urna de la caja fuerte, porque si no se complica para meter. No se puede. Tu gudrus. Negaliu taip imti ir pasakyti Nofui, bet ką nors sugalvosiu. Palik tai man. Tau tai reiks nunešti savo balsą ir dar vieną kitą. Nesirūpinkit. Ir lyg niekur nieko įmest juos į urną, gerai? Lyg niekur nieko. Sutarta? Jūs tikras šaunuolis. Tu išlepinta mergiotė, įsiunti pasiuntinius. Nekeli ragelio, kokį žaidimų čia žaidė? Nebark manęs. Turėjau nemalonumų su Manueliu. Jau girdėjau tą pasakėlę. Ji man jau nusibodo. Žinai ką? Nuo šiandien mūsų draugystė baigės. Ne, Blasai, nekalbėk taip. Ne, panelė Kolučiai. Pasistengit suprast. Kreipkitės į mane jūs. Jums aš mokytojas Eredija, supratot? Marš į klasę. Nenoriu jūsų matyti. Tuoj pat. Labas rytas, mokytoja. Kaip baisu. Labas rytas. Labas rytas. Mokytoja, jūs buvo teisi. Dėl ko? Dėl to, ką sakėte